Sveiki visi mano naujam video. Tai kaip matot, filmuoju pirmą kartą su savo kamerą ir matote mano gražias rankas. Ir šiame video tiesiog noriu parodyti mano kaip ir konsolę ir konsolės, mano visas konsolės ir konsolių žaidimus. Taigi iš karto pranešiu, kad čia retro nieko nebus, nes konsolės ganėtinai naujos. Ir jo, tai pradedam. Pirmą, ką aš noriu jums parodyti, tai turiu PSP, o šiek tiek dulkių. Čia toks kaip pridėklas. PSP čia mano pačio PSP. Man atrodo 3004 modelis ar kažkas panašaus. Tas naujausias žodžiu, bet ne tas PSGO ar kaip ten. Tai va matot. Daug naudojau iš ties, čia nuo 2011 metų gavau. Už, man atrodo, tais laikais 500 litų, tai čia, o dabar jį parduoda už gal kokį 90 eurų, tai matot, kainų skirtumas. Deja, diskų neturiu, jokių žaidimėlių. Nu, jis yra atrištas, dabar tiesiog pasijungęs emuliatorių. Galiu parodyti, dabar galiu parodyti, kokius žaidimus iš viso turiu. Neseniai daug ką pratryniau, tai va turim tą Jetpack Joyride, Call of Duty, Road to Victory kelis kartus perėjau. Medieval dar neperėjau ir dar emuliatorių. Emuliatorių tiesiog. Nintendo Entertainment System. Tai jau. Dabar judam prie kitos konsolės, tai Xbox'o. Pačią Xbox kažkaip nenorėjau ten net junginėti, tai va jums pultelis, turiu Xbox'ą 360e. Tai yra kaip ir pats naujausias Xbox'o 360 modelis, man atrodo išleistas 12 ar 13 metais. Žodžiu, čia tiesiog pultelis, jo, turiu tik vieną pultelį, bet jo, viskas veikia. Gal kažkada nusipirksiu antrą pultelį. Čia su baterijom dar. Nusipirkau to adapterį ir ko. Bet mano Xbox'as netirštas. Per jį patį turiu šiek tiek žaidimo atsisiuntęs, kai buvo nemokamai ant to Xbox Live kas mėnesį. Turiu Hitman Absolution atsisiuntęs, Dead Island, World of Tanks ar kaip ten. Ir man atrodo tiek. O dabar turiu iš tikrųjų keli žaidimus nusipirkęs, nepadėlkas. Tai pirmas kas čia. Tai pirmas žaidimas Halo. Buvo įskaitytas kaip ir su mano Xbox'u, kaip pirkau. Visą aš jo nesu perėjęs. Taip pat su Xbox'u buvo kaip ir Tomb Raideris, ar kaip ten vadinasi. Bet jis buvo kodas, o ne diskas. Tai, o tas kodas nebegalioja. Kaip ir su vienu mėnesiu Xbox Live, kuris buvo Xbox dėžė. Tai va, turim Halo 4. Tada GTA 5, irgi geras žaidimas. Nusipirkau kelis mėnesius, po kelių mėnesių, kai gavau Xbox'ą, kainavo man 180 litų, čia viskas žemėlapis, diskas, du diskai, čia vienas instalinimai, kitas žaidimas. Esu perėjęs Story Mode, bet dar nepilnai užbaigęs. Tada kitas, čia man atrodo naujausias mano nusipirktas Xbox žaidimas. Prieš metus gal pirkau Far Cry 3. Taipogi neperėjau, nes man kažkaip ant Xbox'o nelabai tiek daug žaidžiu. Tai jo, dar reikia jį perėti, bet mokėjau man atrodo 70 litų kažkur. Ar 20 eurų, ar kaip ten. Žodžiu, pigiai kainavo, ten topo centre ar kur ten. Ir tada mano mėgstamiausias Xbox žaidimas, kurį aš esu dabar žaidęs. Tai Red Dead Redemption, čia yra Game of the Year editionas, tai reiškia 2 diskai Red Dead Redemption ir Undead Nightmare. Tai jo, kainavo iš viso 100 litų, prieš eurą pirkau ir tai pasižiūrėjau svetainėje pačioj, kad šitas kainuoja 100 litų, o pačioj parduotuvėje Akropolyje kainuoja 2 atskiri žaidimai po 100 litų. Tai sutaupiau 100 litų, kaip galima sakyti. Šitam Game of the Year edition yra 2 diskai, žinoma, 2 žaidimų ir dar žemėlapis. Va.
Dead Nightmare ir paprastas žaidimas. Labai įdomus žaidimas, man labai patiko. Perėjau visą single playerį, nu beveik... Jo, visą, tik ne su side missionais ir kas ten. O Dead Nightmare neperėjau taipogi, kaip ir kitų žaidimų. Kaip ir kitų žaidimų, kaip Far Cry ir Halo. Bet visam bus laiko kada nors perėt. Taigi čia buvo tiek mano konsolių ir kaip ir labai, žinau, turinio daug, bet visada metas tobulinti kolekciją ir jo. Taip pat padarysiu šitos serijos kaip ir mano kolekcijos PC žaidimų daug turiu. Nu, žinoma, ne ant Steam'o, o labai senų, prieš kokių 10 metų išleistų tų lietuviškų įvairių, gal turiu kokių 20 diskų, tai galėsiu kitą seriją padaryti. Apie juos gal jums sukels kokie prisiminimai, gal žinosit kokios juos, bet šiam video buvo tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Aš dar noriu paminėti, kad man atrodo jau kitą arba šią savaitę nusipirksiu Game Boy iš tokio pažįstamo, jeigu ten susitarsiu. Tai laukite gal net pirkinių, naujų serijų mano pirkiniai, ar kaip ten pavadinsiu, kur apžvelgsiu ten savo tikriausiai nusipirktą Game Boy su keliais žaidimais. Tai laukite kitos laidos apie PC žaidimus įvairius senus ir ate.